Labas vakaras dar kartą. Na, ir deja gaila, man pačiai netgi gaila, bet užbaigiam atvirų psichologijos paskaitų ciklą, nes pati su įdomumu visas išklausiau paskaitas. Ir šitą paskaitų ciklą užbaigia mano kolega, Vilniaus universiteto bendrosios psichologijos katedros lektorius, daktaras Antanas Kairys. Taip pat Antanas yra drauge ir Lietuvos psichologų kongreso vienas iš organizatorių, šįmet atviros psichologijos paskaitos, kurias jau tampa tradicija organizuojame ne pirmi metai, vyksta kartu būtent su Lietuvos psichologų kongresu, jau rytoj prasidės kongresas ir tai tokia turbūt daugiau darbinė aplinka, kurioje psichologai dalinsis įvairiais savo tyrimais, atradimais ir patyrimais, bet, kaip sakau, labai norėjosi irgi tų žinių, bendralį žinių nešti ir į platesnę visuomenę į šitas atviras paskaitas. Taigi, dar kartą pristatau daktarą Antaną Kairį ir jo tema suskaičiuokime iki 5 didieji žmogaus asmenybės bruožai. Taigi, labas vakaras. Dėkui už gražų pristatymą. Tai tiesiog... užmušau fizinį. Kažkur čia turiu būti. Taip, dabar jau tą matau. Tai truputį gaila, kad negalėsiu maskatuotis po sceną. Aš paprastai mėgstu maskatuotis, tai teks stovėti vienoje vietoje, bet bus gerai galbūt ir tai. Tai apie ką mes kalbėsim? Tai apie bruožus. Na, pirma, aišku, klausimas, kas tai yra bruožas. Tai jeigu labai paprastai, tai bruožas yra tai, ką mes naudojame apibūdindami kitus žmonės. Kai mes sakome Jonas ar Petras yra, tai tai, kas eina po žodžio yra, dažniausiai bus bruožas. Ir kas yra būdinga bruožui? Iš principo, bruožui yra būdingos 2 pagrindinės savybės. Tai bruožas yra stabilus ir skirtingas. Dabar galbūt tai savaime nėra aišku, kas yra stabilu ir kas yra skirtinga. Tai pirmiausia, stabilumas reiškia tai, kad bruožas nesimaskatuoja ir nesikeičia kas 15 minučių. Jeigu žmogus ryte buvo vienoks, vakare yra kitoks, tai mes turim reikalą ne su bruožu, arba bruožas yra pats tas kintamumas. Ne? Tai bruožas iš metų į metus, netgi galima taip sakyti, yra praktiškai toks pats žmogus. O ką reiškia skirtingumas? Ogi skirtingumas reiškia irgi labai paprastą dalyką. Tai reiškia, kad jeigu mes pasižiūrėsim į Joną ir Petrą, 2 žmonės, ar čia yra Jonas arba Petras? Neprisipažįsta, tai reiškia, galime duoti įvairius bjaurius pavyzdžius apie Joną ir Petrą, gerai? Jeigu atsiras Jonas ir Petras, tai tegu prisipažįsta. Gerai, tai va, Jonas ir Petras, ir jeigu Jonas ir Petras kažkuo tai skiriasi, ir tas skirtumas mes galime priskirti asmenybės sferai, tai tokiu atveju mes ir sakysime, kad Jonas ir Petras skiriasi kažkokiu tai asmenybės bruožu. Dar klausimas, ar reikia apibrėžti, kas tai yra asmenybė? Reikia. Tai asmenybė yra bruožų visuma. Geras apibrėžimas. Turbūt dabar, jeigu mes tikėsime šitą bruožų teoriją, tai asmenybė taip ir yra apibrėžiama. Tai bruožas yra žmogaus savybė, kuri yra stabili ir atskiria vieną žmogų nuo kito, ir tai nėra tokie dalykai kaip, pavyzdžiui, intelektas. Ne? Kai mes sakome, šitas žmogus protingas, turėdami galvoje, kad jis greitai skaičiuoja, lengvai naudoja įvairius mintinius simbolius ir kažką panašaus daro, bet mes turime galvoje kažką, kas nusako žmogaus, emocijas galbūt. Žmogaus galbūt stabilų būdą mąstyti vienaip ar kitaip. Žmogaus stabilų elgesį įvairiose situacijose. Visa tai, ir yra asmenybė. Visa tų bruožų visuma. Ar aiškiau? Negi prisipažįstat, kad neaiškiau. Gerai, tai kad būtų neaiškiau. Čia yra apibrėžimas, kuris, moksliškai paaiškina, kas tai yra bruožas. Ir jis skamba maždaug taip. Tai yra individualių skirtumų dimensija, nusakanti tendenciją demonstruoti stabilius mąstymų, jausmų ir veiksmų paternus. Man labai patinka šitas apibrėžimas.
apibrėžimo gerumą matuoja pagal tarptautinių žodžių kiekį. Tai šitas apibrėžimas yra ypač geras, nes jame yra 6 tarptautiniai žodžiai, jie pabraukti, jeigu ką. Tai va, dar čia toks nedidelis galbūt lyrinis nukrypimas, kam apskritai psichologam reikia tarptautinių žodžių. Žinot? Kad taip? Mandresni. O kam to mandrumo? Bruožas. O, ne. Tai negali būti bruožas. Nes, sakykime, kodėl negali būti bruožas, ne? Va tai, kad yra polinkis vartoti, kad psichologai vartoja daug sudėtingų žodžių, ne? Dėl to, kad tai keičiasi. Bet ateina pirmakursis ir jis nežino mandrų žodžių. O ketvirtakursis jau šiek tiek žino, magistras tai jau daugmaž gali suprasti apibrėžimą. Tai va, todėl tai negali būti bruožas. Ar ne? Dėl to, kad tai keičiasi. Ir jūs paskaitot knygą labai protingai ir gaunat labai daug bruožų, labai daug skirtingų įvairių žodžių, gudrių. Ir va, tai įvyksta pokytis per greitai, kad mes tai galėtume laikyti bruožu. Ne? Aha, dar sakėt, kad mandrumas. Iš tikrųjų, čia yra du dalykai. Kieti žodžiai, jie padeda greitai pasakyti tai, kas yra, kitokiu atveju būtų sudėtinga. O iš kitos pusės, didelis įvairių tokių įspūdingų žodžių naudojimas truputį apsunkina galimybę kitiems suprasti tai, ką rašo. Ne? Ir tą paprastą dalyką, kurį galima pasakyti labai paprastai ir visi suprastų ir tai neatrodytų labai moksliškai ir labai rimta, mes galime apžaisti. Tai va, tai šitame apibrėžime iš vienos pusės aš palikau dalį tokių žodžių, kurie yra apžaidimui skirti, bet vienas iš esminių, kuris apibrėžia, dar truputį patikslina tai, ko nekalbėjau, kas tai yra bruožas, tai yra žodis paternas. Jis yra gana bjaurus ir aš nesugalvoju, kaip jį galima gražiau išversti lietuvių kalbą. Jeigu mes žiūrėsime į žodyną, tai kas tai yra paternas? Tai yra modelis, šablonas, būdas arba struktūra. Visi šitie žodžiai kaip ir tiktų, bet nė vienas iš jų neapibrėžia pilnai. Tai dabar dar aš čia įdėjau, jeigu žinot šitą paveiksliuką, turbūt matėt bent jau dalis, ten matot dalmantiną. Ar parodė pirštų reikalą? Nematot? Yra kas nemato? Aš matau kurtų. Čia galva, čia viena koja, čia kita koja, va čia kūnas. Tada jau visi matot? Tai jeigu žiūrėsime, tai dalmantinas yra kas? Dalmantinas yra dėmių paternas. Tam tikras dėmių rinkinys, kuris turi kažkokią tai struktūrą. Ir kas susijungia į vientisą kažkokią tai visumą. Tai va, tai yra paternas, mano supratimu. Tai kai mes kalbam apie bruožus, tai mes sakome, kad tai yra kažkokie tai žmogaus ypatumai, ar ne? O kokie tai ypatumai? Mąstymo, jausmų ir veiksmų ypatumai, kurie yra stabilus ir kurie sudaro tam tikrą struktūrą. O tavo struktūra ir yra asmenybė. Kažkaip vaizduoja. Aiškus apibrėžimas? Aha. Gerai. Tai kiek tų bruožų yra, kaip manot? Pagrindinių asmenybės bruožų. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Kiek? 7. 5. Nežinau, kaip jūs sugebėjote atspėti, tai yra tikrai sudėtingas klausimas, nežinant ir šitos teorijos, bet taip, iš tikrųjų, tai yra 5 pagrindiniai asmenybės bruožai. Nors tai nėra taip rimtas dalykas, nes iš tikrųjų tai priklauso nuo teorijos. Yra mokslininkų, kurie sako, kad 5 negražu, tai būna 3. Ir tai taip pat turi tam tikrą pagrindą. Yra mokslininkų, kurie sako, 5 per mažai, reikia 6, 7, 16. Yra. Bet, kad tai būtų paprasčiau, kalbėkime apie 5 bruožus. Tai yra turbūt šiuo metu labiausiai populiari, didžiausią pagrindimą, didžiausią mokslinių tyrimų kiekį turinti teorija. Jis sako, kad asmenybė sudaro 5 pagrindiniai didieji bruožai. Šito vietoj norėčiau užduotėlę jums duoti. Kadangi aš pakankamai gerai girdžiu, ką jūs sakote iš auditorijos, tai reiškia, jinai turi prasmę šita užduotis. Dabar užduotis yra tokia. Pabandykite įsivaizduoti žmogų. Ne? Tai gali būti jūsų draugas,
Tai gali būti jūsų priešas. Tai gali būti šiaip kažkoks geras pažįstamas. Ar ne? Įsivaizdavote. Pagalvokite apie tai, kai jūsų prašyta apibūdinti šitą žmogų. Vat jūsų sakytų, nupasakokite, kokia šito žmogaus asmenybė. Ne? Tai va, ir pabandykit man pasakyti. Vat tiesiog šitas žmogus jūsų nuomonė ir vat tas po jūsų nuomonė ta žodė. Koks tas žmogus yra? Neįvardinant žmogaus, tiesiog patį apibūdinimą. Tai neišgirdau? Familiarus. Dabar aš noriu pažiūrėti, ar čia yra Wordas. Arba kas nors kita. Notepadas yra... O, Microsoft Office. Word, labai gerai. Mes girdėjom familiarus. Gerai. Man jis visai patinka. Ok. Penkis paėmė? Penkis. Gerai. Nu, dar. Optimistas. Gerai. Beje, čia aš matau žmonių, kurie tikrai turėtų būti susipažinę su šitą teoriją, tai labai prašyčiau jų nesakyti, gerai? Taip? Nes kitiem pagadinsim malonumą pasidaroti. Ir zlus. Nepataikė. Ne. Jautrus. O kuria prasme jautrus? Jautriai reaguoja. Nes jautrumas gali būti dvejopas. Jis gali jautriai reaguoti į kritiką, pastabas, kitų žmonių blogą žvilgsnį, arba gali būti jautrus ir puikiai suprasti kitus žmonės. Tai ne tas pats. Ta prasme, jautrus kitų mintim. Tai jūs pirmąją prasme. Gerai. Dar. Koks? Šmaikštus. Šeši maik penktus. Šiltas. Ką reiškia šiltas? Aukštos temperatūros 38 maždaug taip. Palaukit, dar prisiminkit šitą, po to mes su šiltu dar norim pasiaiškinti. Tiesiog, ką reiškia šiltas žmogus? Supratau. Gerai. Maloniai bendrautis, ne? Gerai. Gal čia parašau, bet čia su klaustuku. Taip, dar kažką sakė ten iš galo. Protingas. O ką reiškia protingas? Matot, protingas labai platus apibūdinimas. Po jo galim pakišti praktiškai bet ką. Pavyzdžiui, atsakingas žmogus. Irgi tam tikras protingumo. Arba, pavyzdžiui, labai irzlus, kuris sakysim, kad protingas. Kai kas sakys, kad ne. Racionalus. Gerai? Tinka. Tai nesmenybė. Čia jau yra skirtumas. Pagal bruožų teoriją išvaizdumas nebus asmenybės bruožas. Tai yra žmogaus išorinė charakteristika. Taip jūs teisi, tuo mes galime apibūdinti jūsų draugą arba priešą, bet aš nerašysiu to lentelėje leidys, nes mes kalbame apie asmenybės bruožus. Greit užsiplies ateitis. Taip. Mes sakom, žmogus degtukas. Temperamentingas labai vėl platus. Tai ką reikštų? Toks ugningas, ne? Kaip ispanas? Aistringas toks. Bijau, kad čia bus keli viename. Aš taip spėčiau.
Nemoku rašyti, bet nieko. Jeigu atkreipėte dėmesį, mes surašėm ir tarsi priešingą dalyką. Ne? Šiltas optimistas užsidaręs. Ne? Kodėl? Todėl, kad kiekvienas bruožas turi du polius. Vienoj pusėje turėsim atvirą, su visais bendraujantį, tokį, kitoj pusėje turėsim užsidariusi. Dabar, jeigu atkreipėte dėmesį, mes turime kol kas 3 grupės. 1, 2 ir 3. Ir dar trūksta 2 iki 5. Lyderis. Lyderis vėl yra labai platu, bet aš sąlyginai rašau čia. Outsideris bus priešinga lyderiui. Bet outsideris kaip ir lyderis, tai yra labiau žmogaus apibūdinimas, kai jau pasekmė, kaip elgesys. Bet jį gali nulemti toks bruožas kaip dominavimas. Ne? Nes lyderis paprastai nori būti pirmas ir dominuoti. Tai va, tą prasme lyderis čia tiks. Kas dar? Draugiškas jau ko kažko. Patiklus. O, man patinka patiklus. Labai gerai. Abudu tinka ir imlus, ir patiklus. Pavydus. Matot? Kitas vėl. Patiklus priešingas polius bus pavydus. Ta prasme, to paties bruožų skirtingose kraštuose šitie žodžiai stos. Kas dar? Koks? Drąsus. Drąsa vėl yra sudėtingas dalykas, todėl aš nerašysiu, nes nežinau, kur rašyti. Drąsa per du gali būti, todėl per sudėtinga. Kūrybiškas labai vėl platu, tai yra ir dalis intelekto, gal tam tikrų mąstymo ypatumų. Kažkokio tai nestandartinio mąstymo, kas jau išeis galbūt už bruožų ribų, bet kadangi jau prirašėm daug visokių dalykų su klaustukais, tai šitą rašysiu čia. Išrankus. Pasipūtęs, labiau pasipūtęs patinka negu išrankus. Gerai, paspėliojam. Turim visas 5 grupės. 5 didieji bruožai. Tai pabandykim juos ir apsibūdinti. Ne? Tai pirmasis bruožas. Iš vienos pusės vienas kraštutinumas. Tai yra bendraujantis, mėgstantis daug kontaktų turėti su kitais, mėgstantis išorinę stimuliaciją, mėgstantis kažkokius tai įvykius, kurie sužadina. Paprastai nelaikantis labai didelio atstumo nuo žmonių, tai tokie familiarūs, energingi, mėgstantis dominuoti, būti lyderiais. Kitoje pusėje žmonės, kuriem nereikia tiek daug kontaktų su kitais, kuriem nereikia tokios didelės išorinės stimuliacijos, kurie bendraudami bus šaltesni, laikys didesnį atstumą, sunkiau prisileis žmonės, nėra tokie energingi. Įvairiose situacijose jie mieliau bus ne scenoje, ne pirmame plane, nedominuos, bet kažkur taip truputį gal nuo šalia. Kaip galėtume pavadinti šitą bruožą? Šitą galite atspėti. Aha, girdėjau, ekstravertas. Ne? Taip sakėt? Jo, ekstraversija, kitas polius, intraversija. Valiau. Toliau, čia mes turime žmonės, kurie yra atsakingi, racionalūs, kurie, jeigu pasako, tai ir padaro, kurie yra tvarkingi, kurie gali numatyti kažkokią tai reikalų eiliškumą, kurie nekiš galvos į ugnį, jeigu mato, kad tai yra neprasminga, kurie mano, kad jie gali padaryti, kurie mano, kad jie turi kompetenciją įvairiem dalykam, kurie, kas dar? Įvairūs tokie dalykai. Iš kitos pusės mes turime priešingą šito bruožo polių, tokie, mažiau atsakingų žmonės, kurie galbūt pažada, bet nepadaro, kurie nesugeba susiorganizuoti savo aplinkos, kuriem galbūt kyla, galbūt nekyla įvairių impulsų, instinktų, bet, ne instinktų, atsiprašau, impulsų, bet tos impulsus jie, jeigu ir kyla, sunkiau suvaldo ir taip toliau ir panašiai. Kaip galėtų vadinti šitas bruožas? Racionalumas. Panašu. Tai vadinasi sąmoningumas. Tas terminas pats ateina, iš jūsų jau girdėtų ne vieno pranešimo apie psichodinaminę, psichoanalitinę teoriją, tai yra gebėjimas kontroliuoti savo impulsus. Toliau mes turim trečią. Irzlus, jautrus, greitai užsiplieskiantis, dažnai patiriantis liūdesį, nerimą, kaltę, turintis galbūt kažkokių tai neracionalių idėjų. Iš kitos pusės
tas žmogus bus, priešingas polius bus žmogus, kuris nepatiria tiek daug neigiamų emocijų, jis yra gerokai stabilesnis, jo nuotaikos negreitai kinta, jis turi mažiau iracionalių idėjų, mažiau įvairių kažkokių tai impulsų, jis yra mažiau piktas, mažiau priešiškas kitiems žmonėms. Spėsit, kaip tai vadinti? Nespėsit. Neurotiškumas. Priešingas polis būtų emocinis stabilumas. Gerai. 4, patiklus. Iš kitos, tada tęsiant šitą pačią polį. Tai yra, kuris bus kuklus. Jis nemėgs pasirodyti arogantišku. Jeigu to žmogaus paprašysite pagalbos, jis bus linkęs padėti. Jeigu to žmogaus paklausite nuomonės, jis nebus linkęs jūsų kritikuoti, nebus linkęs įžeisti, jis nenorės pasirodyti geresnių už kitus greičiausiai, toks nors prie širdies tiek, Iš kitos pusės, priešingas polius yra kritiški, ciniški žmonės, kurie yra linkę demonstruoti savo kažkokius tai išskirtinumus galbūt, jie galbūt atrodė šiek tiek arogantiški, jie gali būti labiau agresyvūs, bet iš kitos pusės pats piktumas ateina ne iš šito grožio, iš neurotiškumo. Kaip pavadintume tokį žmogų? Altruistas, panašu, bet, tai tik tai vienas iš tų polių, nes jis, padėjimas kitiems, bet šalia to dar yra, toks apskritai teigiamas reagavimas iš žmonės. Egoistas tai priešinis polius. Tolerantiškas, taip, šitie žmonės bus ir tolerantiškesni, bet ne tik tai, gali būti ir dar tokių niuansų su tolerantiškumu, bet su paskutiniu tuo momentu, kuris yra parašytas. Šiaip galėčiau lažintis iš 100 litų, kad tie, kas nežino, niekad gyvenime neatspėsit. Nes tas žodis yra sutarumas. Sutariantis žmogus, sutarus. Tas, kuris sutarė su kitais. Tai galėjau lažintis. Ir paskutinis dalykas, paskutinis bruožas reiškia žmogaus imlumą naujovėms. Žmogaus galbūt kažkiek ir kūrybiškumą, bet dėl kūrybiškumo ilgas ginčas. Taip pat tai yra tie žmonės viename polyje, kuriem reikia kažkokių tai naujų kažkokių tai nuotykių, naujų idėjų, naujų potyrių. Jie ieško kažkokių tai naujovių dėl jų pačių. Jeigu jūs jam sakysite, žinot, einam suvalgyti gyvatę, sakys, dar niekam nevalgiau gyvatės einam. Arba jūs jam sakot, atvežė naują parodą, ten visi paveikslai yra balti ir ant jų nieko nenupiešta. Jis sakys, kokia įdomi idėja. Tai yra, ta prasme, kaip mes tokį žmogų apibūdintume? Koks? Optimistas? Ne, optimistas yra pirmasis, ekstravertai yra optimistai. Ekstravertai yra tie, kurie optimistiškai žiūri pasaulį, patiria teigiamas emocijas, jam parodai pirštais juokiasi. 2 pirštus tai gal labiau juokiasi, o jeigu 3, tai viskas bus kalba. Žingeidumas visai neblogai skamba. Taip, atvirumas, o žinot, ar spėjot? Tai jūs visiškai tiksliai. Atvirumas patirčiai. Arba tiesiog sutrumpintai atvirumas. Priešingas polius bus konservatyvus, uždaresni žmonės, kuriem nereikia tiek daug įvairių naujienų. Tai 5 didieji bruožai. Kieno? Sutarumo priešiškumas, galima sakyti. Taip nėra aiškiai vardintas, koks jis būtų, bet paprastai sakom priešiški žmonės, arba žemo sutarumo. Dar kartą 5 didieji bruožai. Neurotiškumas, ekstravertiškumas, atvirumas patyrimui arba patirčiai, jeigu nori, sutarumas ir sąmoningumas. Ar visi 5 aiškus? Ar dar reikia apie kurį nors papliurpti? Gerai. Nereikia, tai nereikia. Labai trumpai. Tiesiog nenorėčiau šito vietą išsiplėsti, nes tai nėra tiek įdomu, kaip pasakoti apie įvairius žmonės, ar ne? Galvoti apie savo priešus ir kikenant įvardinti jų blogiausias savybės, ar ne? Tai šiuo atveju didžiojo 5, kaip buvo apskritai nuspręsta, kad yra 5, o ne 6 ar 8. Tai
šitos teorijos atstovai praktiškai pradėjo nuo vieno dalyko, jie pradėjo vartyti žodynus. Ir žiūrėti, o kaip mes galim logiškai sugrupuoti į grupės įvairius žodžius. Ir tai buvo išrinkta žodžiai, kurie, autorių manymų, galėtų reprezentuoti geriausiai žmogų. Kas tada atsitiko, jos pildė, iš jų buvo padaryti klausimynai, jos pildė didelis kiekis žmonių ir po to duomenys buvo bandomi faktorizuoti. Skamba vėl žiauriai, pabandysim paaiškinti trumpai, kas tai yra faktorinė analizė. Tai tie mėlyni kvadratai, įsivaizduokime, kad yra klausimai, ne? Sakykime, pirmas klausimas sako, ar jūs mėgstate bendrauti? Antras klausimas klausia, ar jūs džiaugiatės didelėmis žmonių kompanijomis? Trečias klausimas klausia, jeigu prie jūsų prieina nepažįstamas žmogus, ar jūs esate to patenkintas, ne? Jie panašus. Jeigu mes pasižiūrėsime į jų ryšius matematiškai, mes pamatysime tokį siaubingą dalyką, kuris vadinamas koreliacija. Dar vienas bjaurus žodis, ne? Tai koreliacija reiškia, kad tarp tam tikrų klausimų yra ryšys. Ne, arba net tarp klausimų, tarp reiškinių iš tikrųjų. Toliau, jeigu mes turėsim kitą grupelę teiginių, pavyzdžiui, ar jūs mėgstate išeidinėti žmonės? Ar jūs patiriate didžiulį pasitenkinimą tyčiodamiesi iš jų, ar ne? Vėl, jie klausia kažko panašaus. Ir vėl mes turėsime koreliaciją tarp jų. Ką reiškia šitas dalykas, kad panašus teiginiai tarpusavį koreliuoja? Ambivalencija? Gal ne. Nes tai reikia, ar neteisingai žaidau? Ne visai skaičiau. Ekvivalentu, o čia jau gražiau. Ne visai, bet, tai pagalvojam, ar ne? Jeigu mes užduodam žmogui daug įvairių klausimų ir gaunam iš jų panašų atsakymą iš dalies, tai reiškia, kad tie klausimai susiję, bet, o ką tai toliau mąstam? Ką tai galėtų? Kas tai? Suderinamumą. Taip, bet, mums tas suderinamumas nelabai rūpi. Jeigu mes galime vienų klausimų tą patį gauti, mums nereikia taip klausimų. Gerai, sugrupuoti. Bet tai reiškia kitą dalyką, kad už jų slypi vienas kažkoks tai dalykas. Taip yra manoma. Kad jeigu mes turime reiškinių grupę, kurie tarpusavį koreliuoja, mes galime ištraukti vadinamąjį faktorių. Ir idėja yra tokia, kad tas faktorius jau yra nebe klausimas, nebe kažkas tokio, bet žmogaus savybė. Ne? Kad mes šitais teiginiais, kurie tarpusavį koreliuoja, galime įvertinti kažkokią paslėptą žmogaus savybę, kurios tiesiogiai kitaip negalim išnaudoti. Mes negalim prieiti prie žmogaus ir sakyti, dabar parodyk savo ekstraversiją, matuosi. Ne? Taip neišeina. Tai yra faktorinės analizės esmė. Iš susijusių klausimų ištraukiam kažką tai bendrą. Ir jeigu mes keliausim toliau, jeigu faktoriai tarpusavį koreliuos, mes galime užlipinti ant jų dar didesnį faktorių, superfaktorių. Tai mūsų minėti 5 bruožai ir yra tokie superfaktoriai, faktorių, į kuriuos patenka daug įvairių mažesnių bruoželių. Kaip pavyzdžiui, jeigu kalbėsime apie ekstravertą, tai ir noras bendrauti su kitais, ir optimizmas, ir kažkoks tai dominavimas, ir taip toliau ir panašiai. Baigiau šitą neįdomią dalelę. Jūs jau buvot prieš tai kolegės paskaitoje, kur aš į pabaigą atėjau, tai girdėjau tik tai Jungas ir Freudas, bet tai tos tradicinės asmenybės teorijos, jos beveik visos yra sukurtos, besidomint individais, besidomint, kuo kiekvienas žmogus yra unikalus, jo individualiais patyrimais, jo skirtingumu nuo kitų individų. Ne? Ir didžioji dalis iš šitų teorijų, ta pati Freudo asmenybės teorija, ta pačia Jungo asmenybės teorija ir daugybė kitų yra sukurtos analizuojant pačiam terapeutui šiuo atveju, analizuojant savo klientų patirtį. Brožų teorija yra ne tokia. Brožų teoriją sukūrė moksliukai. Jie mėgsta didelės žmonių imtis, sako, 6 klientus turėti, iš to sukūrė teoriją. Eikit savo, man reikia 6000, o čia tai bus teorija. Ne? Kitaip sakant, jie mėgsta didelius duomenų masyvus ir juose daro mūsų jo aptartą labai smagią faktorinę analizę. Tai skirtingumas yra tai, kad šita teorija ieško ne kažkokio tai žmogaus unikalumo, bet labiau žiūri tai, kas mums visiems yra bendra. Ką mes turime visi. Ne kuo esame labai skirtingi vienas nuo kito, bet kuo esame panašus.
Va. Ir čia yra visa teorijos esmė. Labai gražus paveiksliukas, mes aptarsime gabalą jo, nes aš taip žiūriu laiką, kad turbūt viso ir nespėsim. Gal išspėsim, dar 15 minučių. Tai va, tai, gal net ir daug. Tai dabar, keli žmonės užsigando baisaus paveiksliuko. Tai dabar šitame paveiksliuke esmė yra kokia. Jeigu mes kalbėsim apie žmogaus asmenybę, ją galime pabandyti labai paprastai. Kad yra tam tikra biologinė bazė, kuri nulemia bazinės tendencijas, o bazinės tendencijos kartu su išorinė aplinka nulemia būdingas adaptacijas. Aišku? Jo. Man irgi šitą čia aišku. Gerai. Tai gal pradedam tada iš eilės nuo to, kas yra aiškiausia biologinė bazė. Ne? Tai biologinė bazė yra labai paprastas dalykas, tai yra smegenai. Tai yra žmogaus smegenys pirmiausia, ar ne? Ir jų reakcija į įvairius ateinančius signalus. Ne? Tai yra pirmiausia genetikos, bet galbūt ir kažkokių tai vaikystės traumų, arba šiaip traumų, įvairių farmakologinių galbūt veiksmų, pavyzdžiui, pavartojimų įvairių psichoaktyvių medžiagų, ar ne? Nulemtas smegenų darbas. Tai yra biologinė bazė. Pirmiausia. Ar ne? Ir mes turim po to smagų dalyką bazinės tendencijas. Bazinės tendencijos. Gražus paveiksliukas. Bet žinokit, jūs nematot viso grožio, nes pas mane jis dar yra gražesnis, tai jūs galite nusifotografuoti tą spalvotesnį variantą, pamatyti ir gražiau atrodo. Tai va, ką aš kalbėjau? Bazinės tendencijos. Tai bazinės tendencijos yra tai, kas nulemta iš esmės mūsų biologijos. Ar ne? Ir pirmiausia, paveldėtų dalykų. Neįgytų, bet paveldėtų. Ar ne? Bazinės tendencijos. Tai kas žmoguje, kalbant labai bendrai, yra praktiškai visai paveldėta. Arba didžiąją dalimi paveldėta. Odos spalva. Taip. Jeigu nenusidažo. Daug pudros krem pudros. Ligos kai kurios ligos. Dar kas? Dabar aš nemėgstu žodžio temperamentas ir charakteris. Kai mes kalbam apie bruožų teoriją, mums jų nereikia. Asmenybė paaiškina viską. Gabumai. Tam tikrą prasme, taip. Jeigu kalbėsime apie intelektą, aišku, galim vėl diskutuoti apie iškimimo, kiek tai yra paveldėta, kiek tai yra išmokta, ar ne? Bet didelė dalimi gabumai arba intelektas, ar ne, turi savyje bent tam tikrą dalį paveldėtų. Labai šaunu, beje, jūs atsakinėjat geriau už daugelį auditorijų, kur sėdi psichologijos studentai. Tai komplimentas jums. Tai kas dar patenka šitą dalyką? Pavyzdžiui, gebėjimas vartoti kalbą, ar ne? Mes visi, išskyrus labai retus atvejus, kurie yra nukritimas nuo normos, mes turime potencialą išmokti kalbą. Pavyzdžiui, šuns mes neišmokysim kalbėti žmonių kalbą. Niekaip, jis neturi tą potencialą. O žmogų gali, ar ne? Ir daugybė kitų dalykų. Kas svarbiausia, 5 didieji bruožai yra bazinės tendencijos. Iš to seka labai įdomus moralas. 5 didieji bruožai yra paveldėti. Jie priklauso iš esmės nuo genetikos. Kitaip sakant, jeigu jūs esate ekstravertas, tašykit kuolą ant galvos, netapsit intravertų ir atvirkščiai. Taip, jau girdžiu pasipiktinimo ranką. Taip. Ne, tai neišmokta. Ankstyvoji patirtis beveik nieko nereiškia. Žmonės nesikeičia. Testai meluoja. Bruožai paveldėti taškas. Dar viena pasipiktinimo ranka, taip jūs irgi išklausys ir pasakys, kad jūs neteisai. Pirmiausia, tyriant giminaičius, ne? Ar kartu auginti vaikai yra panašesni negu atskirai auginti biologiniai vaikai.
Tai ar dvyniai, kurie auginti kartu, yra panašesni negu dvyniai auginti atskirai? Ar įvaikintas vaikas bus panašus, ar biologiniu panašesnis negu atskirai augintas, sakykime, genetiškai tapatus vaikas? Ne tapatus, bet to paties tėvo. Tai va, pirmiausia, giminaičių tyrimas. Ir įvairiais kitais išsidirbinėjimas. Gerai, atsiprašau, išsidirbinėjimas. Įsijaučiu pagal. Ir įvairiais kitais tyrimais. Tai va, tai šitoje vietoje jūs jaučiat, kad kažkas ne taip, ne? Kai aš bandau provokuoti ir sakyti, kad, darykit, ką norit, niekas nesikeičia. Mes žinom, kad keičiasi. Ne? Kažkaip neįtikima, kad nesikeistų. Tai šitoje vietoje atsakymas yra labai paprastas. Mums neužtenka vien bruožų, norint apibūdinti asmenybę. Bruožai pagal šią teoriją yra greičiausiai įgimti ir labai sunkiai kintantis. Galbūt jie keičiasi, jeigu yra labai stiprus poveikiai, labai gili terapija ar kažkas panašaus. Bet tai yra labiau išimtis negu taisyklė. Jeigu žmogus yra ekstravertas, jis greičiausiai visą gyvenimą bus ekstravertas. Bet mes puikiai žinom, kad žmonės keičiasi. Kas keičiasi? Ogi keičiasi būdingos adaptacijos. Taigi, būdingos adaptacijos, priėjom prie smagaus dalyko. Įsivaizduokime dabar tokį pavyzdį. Jono ir Petro neatsirado? Ne. O žmonių iš Šiaulių yra? Yra. O jūs labai supiksit, jeigu aš biškį prieš Šiaulius pašnekėsiu. Ne? Gerai. Tai dabar taip, įsivaizduokime, kad yra du vaikinukai. Jie ką tik, tai yra, tarkim, rugsėjis, ar ne? Jie ką tik įstojo į, tarkim, Kauną, ar ne? Vieną Kauno, taip sakant, kokį nors universitetą, studijuoti kokios nors inžinerijos. Dabar taip, Jonas ir Petras vėl. Dabar jų asmenybės bruožai yra vienodi. Ir Jonas ir Petras yra sutariantys ekstravertai. Ką tai reiškia? Sutarus ekstravertai. Tai reiškia, kad jie mėgs bendravimą, jie jo ieškos ir iš kitos pusės jie bus tikrai geri žmonės. Ne? Jeigu paprašysit pagalbos, jie jums padės. Aišku, šnekėdami daug, bet padės. Ne? Jeigu jūs paklausit jų kažkokios tai nuomonės, jie nenorės jūsų žeisti. Jeigu jūs pakviesit juos į vakarėlį, jie toj pat nuleis. Ne? Dabar atsiranda skirtumas tarp Jono ir Petro. Įsivaizduokite, kad Jonas augo Šiauliuose. Kaip mes žinome, Šiauliuose visi važinėja su pirmais golfais, ne? Arba audinėm, ar ne? Taip pat nešioja raudonus kedus ir šitą treningus. Ne? Nežinau, jeigu aš neteisus, tai paneikite, seniai bebuvau Šiauliuose. Tai tai vienas variantas, ne? O šitas Jonas, ar ne? Ar Petras? Petras, aha. O Petras augo, tarkim, inteligentų šeimoje, Vilniuje, ne? 4 metų pradėjo skaityti, 5 metų pradėjo skaityti Dostojevskį, 6 metų originalo kalba, 7 metų pats parašė Dostojevskio kūrinį. Tai Jonas ir Petras, ar ne? Įsivaizduokite, vakarėlis vyksta, cementovka, gal tai vadinama. Jie abudu atvyko ką tik į Kauną, nieko ten nepažįsta, labai nori bendrauti ir yra labai myli žmonės. Bando susipažinti su mergina. Jie tai darys vienodai? Faktas, kad ne. Vienas sakys, Girčiai, rankos dragink mano mašnykę. O kitas sakys, atsiprašau, panelė, padiskutuokime apie naujosios rusų literatūros įtaką lietuvių architektūrai. Tai tendencija yra ta pati. Jie abudu siekia to paties, ar ne? Užmegzti artimą ryšį su kitu žmogum, jie nenori to žmogaus užlugdyti. Ta prasme, tendencija kaip ir ta pati, bet kaip jie elgsis yra visiškai skirtinga. Tai yra būdingos adaptacijos. Tai yra mūsų išmokti dalykai, mūsų nuostatos, mūsų bendravimo įgūdžiai, mūsų požiūris į pasaulį ir taip toliau ir panašiai. Tai dar vienas žmogus neišlaikė palyginimą apie Joną ir Petrą. Mes turime įgimtus bruožus greičiausiai, arba bent jau labai labai stabilius bruožus, bet mes esame pakankamai laisvi, ir patys, ir nuo aplinkos priklauso tai, koks bus mūsų požiūris į gyvenimą, kokiu mes turėsime planų, kokios bus mūsų vertybės ir taip toliau ir panašiai. Ar ne? Ir jeigu mes matome kardinalų žmogaus pokytį, mes pirmiausia matysim būdingų adaptacijų pokytį. Tų mūsų planų, nuostatų, vertybių pokytį. Ne bazinių kažkokių tai giluminių bruožų.
Ir žmogaus elgesį pirmiausia nulemia būtent šitos būdingos adaptacijos, o ne giluminiai bruožai. Bet vėl iš kitos pusės, būdingom adaptacijom formuotis būtini kažkokie tai bruožo pamatai. Ką mes lengviau išmokysim bendrauti? Ekstravertą ir intravertą? Viešo kalbėjimo, pavyzdžiui, meno. Ekstravertą, jis natūraliai tai mėgsta. Ar galime mes išmokyti intravertą? Mes galime, bet reikės daug daugiau pastangų. Tai va čia ir yra atsakymas, kuo skiriasi bruožas nuo būdingų adaptacijų. Ar aišku? Labai aišku. Gerai, aš čia pagreitintą procedūrą pakalbėsiu. Tai dabar dar vienas dalykas. Aš kokį 5 kartus jau kartuoju stabilu, 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 stabilu. Tai dabar iki galo išsiaiškinkim, ką reiškia stabilu. Tai kai aš sakau stabilu, aš nenoriu pasakyti, kad žmogus visą laiką yra vienodas. Ar ne? Sakykime, kaip jūs buvo 30 metų atviras patyrimui, ar ne? Taip ir 60 bus lygiai toks pat, ar ne? Taip pat mėgs valgyti gyvates ir baltus paveikslus. Tai nėra visiškai tiesa. Mes žinome, kad pavyzdžiui, bent jau jeigu žiūrėsim į paauglio bruožus, ar ne, ir žiūrėsime į suaugusių žmogaus bruožus, tai atvirumas yra linkęs mažėti. Ir mes gyvenimiškai tai matom. Jauni žmonės yra labiau atviri viskam, vyresni žmonės yra truputį labiau santūrūs. Tai tarsi ir mažėja. Bet jeigu Jonas buvo vidutiniokas, lyginant su kitais žmonėmis, kai jam buvo 30 metų, tikėtina, kad jis bus vidutiniokas, kai jam bus 60 metų. Ta prasme, mes visi judam panašiom trajektorijom, jeigu tikėsim šitą bruožų teoriją. Tai va. Tai yra vadinama, bet kai aš sakau stabilu, tai aš turiu galvoj, kad mes visi judam panašiom trajektorijom. Ir asmenybės bruožai iš principo stabilizuojasi apie 30 metus. Bent jau kol kas tyrimai rodo kažką panašaus. Iki 30 metų žmonės labiau kaitaliojas, labiau neprognozuojamai juda, nuo 30 metų yra viskas daug stabiliau. Čia gera ir bloga žinia, kam jau yra 30 metų, tai jau šakis. Gerai, iš kitos pusės tai yra labai puikus dalykas. Jeigu jums jau yra 30 metų, reiškia, kad tos savybės, kurios jūsise jums labai patinka, jeigu tai yra bruožai, pabrėžiu bruožai, nebūtingos adaptacijos, jos išliks panašios greičiausiai ir ilgą laiką. Jeigu nebus kažkokių labai didelių pokyčių. Ir pabaigai truputį dar provokavimo, nes, jūs girdėjot prieš tai vėl kitas teorijos, kur sako, žmogus yra unikalus. Ypač jeigu humanistinių kokių nors teorijų žinot, kur sako, žmogaus ten, taip sakant, unikalumas, ten egzistenciniai patyrimai ir taip toliau. Šitą bruožų teorijos aptylė iki ir sako, ir sako, žmogus yra toks pat biologinis padaras, kaip ir daugelis kitų dalykų. Bent jau tam tikri bruožų teorijos atstovai. Ir jie kalba apie labai smagų dalyką, apie gyvūno asmenybę. Ir sako, ką? Kad tirdami gyvūnus mes galime aptikti panašių, tik tai aišku paprastesnių reakcijų, kaip ir tirdami žmogų. Dabar, kaip suprasti šitą lentelę? Dabar, jeigu langelis yra užtušuotas, pilkas, tai reiškia, kad mes galime aptikti šitą bruožą šitoje gyvūnų rūšyje. Pavyzdžiui, paimkime šunį, tai šunys gali būti labiau neurotiški ir mažiau neurotiški. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad vienus šunis išgąsdinti yra lengviau arba tenai supykdyti. Kitus šunis sunkiau. Ypač man patinka pasikai, jie atrodo tokie liūdni ir atrodo, ten daryk jam ką nori, vis tiek blogiausio atveju pažiūrėjus. Tai va, gerai, bet mes visi žinom, kad vieni šunys yra nervingesni, kiti mažiau nervingi. Tuo tarpu šunų sąmoningumo skirtumų neaptikta. Kitaip sakant, šunys neplanuoja. Kas turbūt yra labai logiška. O jeigu kažką sugeba suplanuoti, tai jie visi daugmaž vienodai. Maždaug, aš pakasiu kaulą ir užmiršiu, pakasiu. Tai šitoje vietoje tik tai šimpanzės turi kažkokias tai sąmoningumo užuominas. Kitaip sakant, kai kurios šimpanzės galbūt šiek tiek apdairesnės, kitos labiau, nutrūktgalviškos ir taip toliau panašiai. Dar jeigu nepažįstat visų vardų, tai čia yra makaka, rezus, tokia šunbeždžionė. Čia yra kita šunbeždžionė, markata, o smagiausi dalykai yra gupija. Tokia akvariuminė žuvytė, tokia dydžio. Jos labai smagios, jos labai greitai veisiasi ir šiaip patinėliai turi gražias uodegas. Tai va. Tai jeigu žiūrėsim gupijas, tai vienos gupijos yra labiau neurotiškos,
kitos stabilesnės ir vienos grupės labiau mėgsta bendrauti, kitos mažiau mėgsta bendrauti. Kaip ir aštuonkojo. Beje, aštuonkojo šiaip protingi daiktai. Tai va, kas iš viso to seka? O tai labai įdomus dalykas, kad jeigu mes tikėsime tuo, kas čia yra, nes reikia tam tikros dalies tikėjimo. Yra įrodymų, bet visada įrodymus galima paneigti, kalbant kažkaip kitaip. Tai jeigu mes tikėsime tuo, kas yra čia papaišyta, mes matome, kad kuo paprastesnis gyvūnas, tuo mažiau asmenybės bruožų mes jame randame. Ne? Tuo mažiau skirtingumų yra. Ir vystantis ir sudėtingėjant organizmui, artėjant prie žmogaus, ne? Šimpanzės yra pakankamai, turbūt arčiausiai esantis mūsų gyvūnai, mes randame užuomazgas jau ir kitų asmenybės bruožų. Kitaip sakant, atrodo, kad mes savo asmenybės bruožus įgijome kaip rūšies evoliucijos eigoje. Tai va. Čia dar turėtų būti klausimas, o kaip tai ištyrė? Bus šitas klausimas? Jo, bus. Gerai, tai iš tikrųjų atsakau. Ogi testais. Įsivaizduojate, ateina pas jūs tyrėjas ir sako, va, jūsų šuniukui testas. Ja. Ir šuniukas pasiima tušinuką ir užpildo. Iš tikrųjų, dabar kaip yra iš tikrųjų, tai taip testas. Tik tai testus pildo dažniausiai savininkai. Turit kas nuo šunių? Prisipažinkit geruoju, kas turi šunių. Nu va, kas nors iš arčiau sėdinčių. Ne, 2 šunys, va. Tai jie vienodi? Ne, žiūrėkit. Ką? Truputį vienodai. O jie, pavyzdžiui, jeigu mes juos erzinsim, jie vienodai sureaguos? Aha, visiškai vienodai. O pavyzdžiui, jie vienodai linkę bendrauti su jumis. O tai ko skiriasi? Nieko. Šeimininkai tie patys. Negerai, nepatvirtina teorijos. Netinkami šunys. Gerai, palengvinsiu, veislė ta pati. Jo, veislė yra labai svarbus faktorius. Bet net ir tarp vienos veislės šunų kartais būna gana ryškūs skirtumai. Ne? Tai va, bet bet jūs galite pažinti savo šunį, ar ne, kas turite? Ir manyčiau pakankamai tiksliai, nes jūs jį matote dažnai. Kitas tyrimo metodas, kuris irgi prisideda prie duomenų rinkimo, yra iš tikrųjų stebėjimas. Paprastai yra, ne visi tyrimai yra klausinėjant šeimininkus ar prižiūrėtojus, bet kai kurie atlieka ir stebėjimus. Tai yra, pavyzdžiui, švedai yra sukūrę visą testą, kaip šunų tikrinti asmenybę. Ten, pavyzdžiui, 2 žmonės užsimeta paklodės ir eina prieš šuns. Tai jau. Va, ir žiūri, kaip reaguoja šuo ir pagal jo reakciją sprendžia jo tam tikrus asmenybės bruožus. Tai va, 2 būdai, kaip galima ištirti šitą dalyką. Tai va, aš pasakiau, ką noriu pasakyti, bet labai mielai dar pasakysiu daugiau, jeigu jūs manęs paklausite. Taip. Dabar taip, kodėl atsakymas yra sudėtingas? Tikėtina, kad taip sukibę genai pusėse, bet taip ekstravertai yra labiau optimistiški. Ekstraversija vienas iš apibūdinančių dalykų yra teigiamų emocijų patyrimas ir optimistinis požiūris į pasaulį. Ir ekstravertai labiau optimistai. Tai va, kodėl taip yra? Atsakymas, jeigu tikėsim šitą teoriją, tol, kad taip sukibo genai. Taip yra įvykta. Šitokių tyrimų nežinau. Bet, aš nežinau, ar galim čia kalbėti apie pilną dominavimą arba kažką panašaus, nes labai mažai šansų, kad tai koduotų vienas ar 2 genai. Tikėtina, kad mes turim didelę seką, nes tai yra labai sudėtingi reiškiniai. Tai tokiu atveju tas dominavimas, nedominavimas pasidaro labai sudėtingas reikalas. O yra prasti genai, kurie atsakingi yra maždaug bent jau problemos? Nežinau, kad būtų pilnų tyrimų ir manau, kad tikrai nėra, kad būtų iššifruota visas genas, nes tokiu atveju mes gamintume mums reikalingus asmenybės bruožus. Šiuo atveju tikrai nėra iškoduotas visas kodas, kuris atsakingas už žmogų. Vienas kitas genas yra identifikuotas, bet vėl su dideliu klaustuku, ar tikrai tie atsakingi už tai, ar tikrai sukibė. Norėčiau paklausti, jeigu Lietuvos gyventojas turėtų užsidirbti save, ar gali kažkur tai užsidirbti? Taip, šiuo metu jau yra adaptuotas testas, būtent didžiųjų 5 asmenybės bruožų vertinimų neopiras, tai tiesiog reikėtų rasti psichologo profesionalą, kuris moka dirbti šitą testą.
Dar bus klausimų? Taip. Aha, klausimas geras, atsakymas ne. Dabar kodėl? Žiūrėkit, smalsumas iš kurio bruožo ateina? Atvirumo patirčiai. Ir aš truputį neužakcentavau šito dalykų. Bruožai yra laikomi santykinai nepriklausomi vienas nuo kito. Dabar mes esam linkę manyti, kad jeigu žmogus yra aktyvus, tai tikėtinas bus ir smalsus. Ar ne? Nebūtinai. Turit pažįstamų, kurie labai užklauso. Kurie labai bendrauja ir visą laiką apie tą patį. Ar ne? Yra tokių. Kitaip sakant, mes turim gana nesmalsų, besikartojantį žmogų, kuris yra labai aktyvus. Kitaip sakant, ekstravertas su žemų atvirumu. Iš kitos pusės mes galime turėti žmogų, kuris labai bendrauja ir yra labai smalsus. Tai yra ekstravertas su aukštu atvirumu. Tai reiškia, smalsumas yra labiau susijęs su atvirumu patirčiai, ekstraversija yra ekstraversija. Intravertas yra priešingas ekstravertui, tai yra žmogus, kuris neturi tokio didelio poreikio bendrauti. Vėl, intravertas gali būti labai smalsus, ar ne? Tokiu atveju, jis tik tai to savo smalsumą realizuos galbūt truputį kitos srityje, nes jis nemėgs tiek daug bendrauti. O lygiai taip pat jis gali būti visai nesmalsus. Smalsus intravertas labai paprasta. O tas, kuris sėdi šitą biblioteką ir skaito labai daug. Toks stereotipinis pavyzdys. Bet tas žmogus ieškos savo kažkokio tai smalsumo realizavimo srityse, kur nereikės labai intensyvus bendravimo. Gerai, panašu, kad mūsų laikas baigėsi. Tai labai ačiū.